Liepos mėnesį minime labai svarbią Lietuvos istorijai datą Mindaugo karūnavimo dieną. Kartais taip pat tenka išgirsti ar perskaityti šią šventę vadinant Mindaugo vainikavimo diena. Įdomu, ar veiksmažodžiai karūnuoti ir vainikuoti reiškia tą patį. Pasidomėkime, kokiomis reikšmėmis žodį vainikuoti vartoja mūsų kalbinta pašnekovė. Labą dieną. Labą dieną. Kaip manote, ką reiškia žodis vainikuoti? Vainikuoti tai čia man susijęs su vainiku, o šiaip tai karalius turbūt vainikuoja. Ar jūsų nuomonė žodžiai karūnuoti ir vainikuoti reiškia tą patį? Nežinau, gal ir tą patį. Karūnuoti tai jau aš suprantu tikrai uždėti karūną, vainikuoti tai nežinau konkrečiai kaip. Ačiū Jums už pokalbį. Prašau. Dabartinės lietuvių kalbos žodyne teikiamos šios daiktavardžio vainikas reikšmės. Apskrita gėlių ar šiaip kopinė, visos medžių šakos, ant galvos dedamas valdžios ženklas karūna. Veiksmažodžio vainikuoti viena reikšmių – dėti vainiką žengiančiam į sostą. Tad žinokime, kad kalbėdami apie karaliaus titulo suteikimą, nesuklysime vartodami abu veiksmažodžius – ir karūnuoti, ir vainikuoti.